Ponios ir ponai, jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Mūsų kraštą aplankė Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, pirmoji ponia Diana Nausėdienė ir jo komanda. Iš tiesų pasakysiu, man teko pavartyti knygą, kurioje pasirašo mūsų garbingi svečiai. Aš ten suskaičiavau tik tai 2 iki šiol buvusius Lietuvos Respublikos prezidentus. Tai 2000 metais Valdas Adamkus ir 2003 metais Rolandas Paksas. Tai yra 3. prezidentas, kuris lankosi mūsų mieste. Deja, negalėjo apsilankyti tarpukario prezidentai dėl savaime suprantamos priežasties. Elektrėnų tuo metu dar nebuvo. Bet pokario prezidentas, vienas prezidentas irgi neapsilankė, teisingai suprantu. Na, teisybės dėliai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vis tik tai prezidentas Antanas Smetona šiuose kraštuose mūsų savivaldybėje lankėsi. Ir tai buvo Semeliškių gimnazija, o taip pat Baltamiškė yra tarpukaryje žuvusio pasieniečio Jurgio Kybarto paminklas. Mes turime nuotraukas, kur yra įamžinta šios akimirkos ir labai tikimės, kad kada nors jūs, gerbiamas prezidentė, taip pat aplankysite šias vietas. Aš labai atsiprašau, kirtis taip, bet prezidentas Brazauskas turėjo lankytis čia, tik tai tiek, kad turbūt savivaldybė kaip tokia nebuvo. Tikrai lankėsi ir energetikai gali tai patvirtinti, kad jis tikrai lankėsi Elektrėnėje viename jos mylimam objekte, apie kurį visi žino. Tai va, tai, o prezidentė Grybauskaitė ne? Vaikų sanatoriniai mokyklai lankėsi. Epizodiškai taip, tačiau tokio masto apsilankymo tikrai nebuvo. Prezidentai lankosi, apsilankė prezidentas Gitanas Nausėda, kitose savivaldybėse tai netrunka ilgai, tačiau gerbiamas prezidentė, ačiū Jums, kad Jūs paskyrėte visą savo darbo dieną, būtent mūsų savivaldybė, ne kiekvienai savivaldybei tai pasisekė. Palūpėse nebūčiau nusileisiu arčiau jūsų. Iš tikrųjų labai miela ir didelė garbė mums, kad jūs taip gausiai susirinkote šiandien pakalbėti apie, įsivaizduoju, savivaldybei svarbius reikalus. Norėtųsi iš jūsų išgirsti ne tik tai, kas yra blogai, nes nebejoju, kad apie tai galbūt taip pat bus kalbama, bet norisi išgirsti ir tai, kas gerai, kas yra gero savivaldybė, kas sukurta gero per pastaruosius metus. Mano gal tikslas yra daugiau pakalbėti apie tai, kokia yra dabar mūsų valstybė, kaip mums sekasi ir kaip išgyventi šiais sudėtingais laikais, kuomet tiek daug visokių povandeninių srovių aplinkui, kuomet tvenkiasi geopolitiniai debesis, žinome puikiausiai, kas vyksta Ukrainoje. Mano tikslas visada nuo pat pradžių buvo, kad valstybė būtų saugi. Mes viską, kitką savo darbščiomis, talentingomis rankomis lietuviai galime susikurti. Bet labai sunku būtų kurti, jeigu valstybė būtų kaip kiauras rėtis, jeigu savotiškas indas, kurio pramušta didžiausia skylė, tai kažką sukurti tuščiame inde arba inde su skyle yra labai sudėtinga. Todėl šiuo metu daugiausia kalbame apie saugumą. Ne dėl to, kad norėtume panaudoti pinigus kitiems tikslams ir atiduoti viską tankams, dronams ar kitai įrangai pirkti. O dėl to, kad saugi valstybė tikrai bus ir turtinga ir savimi pasitikinti valstybė. Šiandien mes kalbame apie finansavimą gynybai. Tas finansavimas gynybai tikrai yra numatytas labai nemažas, bet reikalas tas, kad
Lietuva kaip valstybė investavo į savo saugumą labai ilgą laikotarpį, labai mažai. Prisimenu laikus 2012-2011 metai, mes investavome saugumą tik tai 0,6–0,7% savo bendrojo vidaus produkto. Mūsų armija vaikščiojo su kažkokiais senais kalašnikovais, neturėjo lėšų elementariems dalykams. Ir turėti tokią armiją dabar yra tikrai labai pavojinga ir mes tikrai negalime šitai rizikuoti savo laisvę ir nepriklausomybę, kad nefinansuotume savo armijos. Štai kodėl priimti labai svarbus valstybės gynimo tarybos sprendimai dėl krašto finansavimo, dėl visų rezervų, kuriuos turime šalyje mobilizavimą šitam svarbiam tikslui. Bet lygiai tuo pat metu aš matau, kad kai kurie neatsakingi politikai daro milžinišką žalą šitam procesui, kalbėdami niekus arba kalbėdami melus. Vienas iš jų neršia šiuo metu po visą Lietuvą, galbūt lankėsi ir pas jūs, meluodamas, kad Nausėda nori atimti žmonių indėlius ir panaudoti juos tankams pirkti. Tai yra nesąmonė. Mes norime, kad žmonės iš savo indėlių galėtų gauti palūkanas, ko jie dabar dažnai negauna skandinaviškose bankuose ir indėliai yra laikomi su 0 procentų palūkanų. Mes norime, kad šitie pinigai būtų panaudoti efektyviau, prasmingiau ir kad tai būtų daroma per naujai sukurtą nacionalinį plėtros banką. Aš puikiai prisimenu žmonių lūkesčius, kad žiūrėkite, mes dabar viską atiduodame skandinaviškiams bankams, tuo tarpu savo valstybinio banko neturime, mes neturime kur padėti indėlių, neturime galimybės skolinti savo valstybei, o norėtume tai daryti. Štai tokia galimybė atsiranda ir mes norime tokią galimybę suteikti, jeigu mums netrukdytų. Kalbame ir apie tai, kokio dydžio palūkanos galėtų būti, kalbame apie tai, kad tuos indėlius žmonės galėtų bet kada įspėję, bet kada pasiimti ir kad nebūtų jokių trikdžių, kad tuos pinigus galima būtų pasinaudoti savo tikslams. Lygiai tą patį mes dabar darome su pensijų fondais. Tai buvo mūsų pirmųjų idėja, kad žiūrėkite, baikime traktuoti mūsų tuos kaupiamuosius pensijų fondus kaip kažkokią baudžiavą, kur žmonės patenka ir jau nebegali iš tenai išeiti. Mes apie tai kalbėjome dar 23 metais, dar prieš visus tuos pajudėjimus, dar prie anos vyriausybės. Ta vyriausybė nenorėjo spręsti šito klausimo, atidavė sprendimą Konstituciniam teismui, kad Konstitucinis teismas pasakytų, ar tas išsiėmimas lėšų yra pagal Konstituciją ar ne. Konstitucinis teismas atsakė, kad taip, pagal Konstituciją tam tikriems atvejams esant žmonės galėtų pasinaudoti savo santaupomis, savo pačių pinigais. Ir dabar jau mes, jūs turbūt matote, žiniasklaidą sekate, matote, kad prieita jau ir prie sprendimų. Kokiais atvejais, kiek galima būtų pasiimti, kad tam tikras langas numatytas, kuomet galima ir apskritai visą pinigų sumą pasiimti. Tik tai tiek, kad, turbūt kiekvienas žmogus turėtų pagalvoti apie tai, kad, norime mes to ar nenorime, senatvė vis tiek ateis ir norisi tą senatvę praleisti oriai. Viena vertus valstybė daro sprendimus, kurie leidžia didinti pensijas ir mes tą darome ir aš tikiuosi jūs tą jaučiate. Bet kita vertus reikia ir patiems pasirūpinti ir tam tikrą dalį pinigų, kuriuos šiandien galbūt nesinori išleisti, atidėti tam laikui, kuomet ateis senatvė ir norėsis prisidurti vieną kitą papildomą eurą prie savo pensijos. Tai va šitokie darbai šiuo metu yra vykdomi. Ir aš tikrai nenorėčiau, kad susidarytų įspūdis, kad mes ketiname krašto apsaugą stiprinti visų žmonių sąskaitą, kad karpyti pensijas ar dar kažkokius kitokius dalykus. Tam aš ir turiu stiprią komandą, tam aš ir turiu stiprius ekonomistus, tam aš klausausi mūsų verslo bendruomenės, kitų valstybės institucijų balso, kad rasti pačius tinkamiausius sprendimus, kad nereikėtų gerovės valstybės siekio niekam aukoti, kad galima būtų suderinti ir socialinės programas, ir krašto apsaugos stiprinimą. Ir esu įsitikinęs, kad tai įmanoma padaryti, ką ten bekalbėtų skeptikai arba niurzgliai, taip pavadinsiu aš juos.
Kalbant apie savivaldybę, ir tikrai turbūt jūs norite išgirsti, kokie mano įspūdžiai. Tai kartas nuo karto mums tekdavo su Diana lankytis, čia visai netoli yra toks išsukimas iš autostrados vedantis link Kietaviškių. Ir ten gyvena Dianos pusseserė, mes ten kartais apsilankydavom, ypač vasarą mėgdavome lankytis. Po to kapinaitės, kurios jau yra kažkur tarpukelėje į Kietaviškes, ten tose kapinaitėse ilsisi taip pat Dianos nemažai giminaičių, tai mus ten turbūt galima pamatyti lapkričio 1-2 dienomis, paminint jų atminimą. Šiandien man susidarė įspūdis, kad Elektrėnai yra toks jaunas miestas ir aš matau čia jūs, matau, kad jauni jūs čia visi. Ne? Ponė nesutinka su manimi. Ne, jūs žinokit, jūs puikiai atrodote, jūs tikrai jauni. Bet svarbiausia, kad jūs turite tą tokį su cinkeliu jaunimą, ir kurį aš jau pažinau iš karto išlipęs iš automobilio, dar prie bažnyčios, kur padėjome keliu prie Laisvės kovų memorialo. Savarankiškas savimi pasitikintis, bet įdomus jaunimas, ir man buvo įdomu užduoti klausimą, ar jūs siejate savo ateitį su Elektrėnais, ar jūs čia pakelsite sparnus ir tiek jūs čia bematys. Netikėtai man atsakymas buvo, kad mums čia visai patinka ir mes čia visai įsivaizduojame savo ateitį. Tai yra labai gerai, merė, jau čia jums pirmiausia sakau, yra labai gerai, nes reiškia miestas turi ateitį, o kad miestas turi ateitį, aš manau, pirmiausia byloja labai gera geografinė padėtis. Šiais laikais ne viskas koncentruojasi didžiuosiuose miestuose ir mes matome, kaip Vilnius patyliukais plinta į visas puses, ypač ten, kur gyvenamieji rajonai, jau ten ir už Pilaitės žmonės statosi namus gerokai dar už Pilaitės rajono. Žmonės nebe visi nori gyventi miesto centre ir ieško savo gyvenamojo būsto kažkur ramesnėje, gražesnėje aplinkoje, ir tai taip pat yra privalumas. Žmonės sąmoningai perka žemės sklypus, statosi namus ir galbūt važinėja dirbti į Vilnių, nes jiems taip labiau patinka ir tai yra labai patogu padaryti, kuomet yra tokia autostrada. Kiti gali į kitą pusę važiuoti, į Kauną, taip pat miestas teikiantis daug galimybių. Bet kas įdomu, ir čia atsiranda darbo vietų ir tikrai negalima sakyti, kad visi išsivažinėja dirbti darbus kažkur kitur, o ne Elektrėnuose. Yra kur dirbti ir Elektrėnuose ir aš matau, kad šitos galimybės netgi plečiasi, nes žinau, kad Rimi centras atsidarys jau kitais metais, ar ne 26 metais su 800 darbo vietų. Elektrinė. Taip pat lankiausi šiandien, susipažinau su labai svarbiu energetikos mūsų Lietuvos sistemos elementu, ir jau ne tik Lietuvos, bet ir visų Baltijos valstybių. Jai yra patikėtas labai svarbus vaidmuo, taip kaminų mažiau, tapo dabar jau vienas beliko, ne? Aš vis skaičiuodavau, kažkada 3 buvo, na, 3 paskui žiūriu 2, galvoju paskui 1. Bet šitas jau tikrai turi būti, nes tam tikri rezerviniai pajėgumai Elektrėnų elektrinėje yra būtini tam, kad mes tinkamai pasiruoštume sinchronizacijai su kontinentinė Europa. Bet ką mums padės šitas veiksmas? Padės pasijungti ir nutraukti paskutinės grandis su agresoriaus valstybe, kuri gali išnaudoti mūsų priklausomybę bet kuriuo momentu piktam. Šito jie nebegalės padaryti. Antra, tai suteiks dar geresnės galimybės plėtoti atsinaujinančią energetiką, stiprinti savo energetikos sistemą ir mes tikrai išnaudosime visas šitas galimybės. Taip kad sveikinu visus su tuo artėjančiu svarbiu įvykiu ir noriu pasidžiaugti, kad jūsų miestui, jūsų elektriniai numatytas čia yra svarbus vaidmuo. Tai iš mano pusės pradžiai tiek, aš žinau, kad Diana turėjo intensyvią dienotvarkę taip pat, lankėsi ne tik tai Elektrėnuose, bet ir Vienyje. Beje, labai įdomus miestas, tik tai gaila, kad jį kažkaip atribojo taip nuo autostrados, kad net nelabai žinai, pro kurį važiuoja. Bet mes kartais ten apsilankome toje kavinėje, kuri vadinasi kaip prie kelio. Kaip? Keturios sostinės? Paplak, man atrodo. Green Town.
Greentown kažkaip. Diana, tavo įspūdžiai iš apsilankymų. Vykti aukščiau, kad visi matytų, ar žemiau likti. Arčiau jūsų einu. Labadiena, mėlieji, aš esu savo protėvių žemėje. Ir jaučiuosi, mano protėvių namai yra po Elektrėnų ežero. Kai statė elektrinę, vandens lygį pakėlė. Ir tos žemės, kuriuose užaugo mano protėviai, kuriuose yra mano šaknis, yra po Elektrėnų ežero. Bet yra legenda apie nuostabią Puikino salą, kurioje augo ąžuolai, kurių negalėdavo kabinti keli vyrai. Ir apie tą Lietuvos stiprybės, tą Lietuvos nepriklausomybės, laisvės idėją, kuri tiesiog teka mūsų visų kraujyje, nes jūs esate kraštiečiai, jūs esate žemiečiai, jūs esate ypatingi žmonės ir jūs labai svarbus. Mes esame šiandien čia, nes kiekvienas žmogus Lietuvoje yra nepaprastai svarbus. Lietuvos, aš tikiu, prezidento ir prezidento komandos gerovės valstybės idėja, kuri yra labai dažnai kritikuojama. Sakoma, ką jie čia sugalvojo? Ką jie čia daro? Bet tai yra strateginis tikslas. Paima kažkokią atkarpą iš mūsų gyvenimo, iš mūsų kasdieninės realybės ir sako, tai kokia čia gerovės valstybė? Bet mes turim strateginį tikslą sumažinti regioninės atskirtis. Tai, kad mes važiuojame į visas savivaldybės, susitinkame su žmonėmis ir bandome išgirsti, sužinoti jautrius taškus, pamatyti tas vietas, kuriuose prezidentūra kaip jungianti grandis galėtų padėti išspręsti tam, kad regionai sustiprėtų, kad regionai gautų tinkamą paramą, kad įvyktų pokyčiai, kurie mums visiems gyvybiškai reikalingi tam, kad sustiprėtų mūsų šeima. Prezidentas didžiulę kalbos dalį skyrė karo temai. Aš noriu pasakyti, kad prezidentūra, prezidento komanda, mes dviese, visa užsienio politika Lietuvos grįsta yra, mes esame taikos žmonės. Mes nestovime dėl karo, mes stovime dėl taikos. Bet jeigu jūs prisiminsite Krylovo pasakėčią, kurioje vilkas aiškina ėriukui, tu kaltas dėl to, kad tu geri. Ten upelio apačioj keliasdešimt metrų iš mano gėryklos. O galų gale, kai ėriukas jį įtikinėja, kodėl jo nereikia suėsti, jisai pasako, nu kaltas tu tiesiog dėl to, kad aš noriu ėsti. Tai skaitykime klasiką. Atsigręžkime į savo istoriją ir pamatykime, kaip Suomija apgynė savo nepriklausomybę nuo to paties ekspansinio pasaulėžiūros. Ir supraskime, ką nori su mumis padaryti tie žmonės Lietuvoje, kurie aiškina, kad mums nereikia gynybos, kad mums nereikia investicijų. Nes iš esmės visos tos priemonės yra skirtos apsiginti. Kitaip tariant, Lietuva turi tapti tokiu taikiu, mažu ežiu, kurio praryti, neskanu. Tiesiog nesinori jo valgyti, nes tu suprasi, kad tavo burna bus sudraskyta. Bet Lietuva yra daug stipresnė dabar. Lietuva yra tarptautinės bendruomenės dalis. Europos Sąjunga, puikus tarptautiniai ryšiai su visom valstybėm, kurios eina demokratiniu keliu, kurios eina taikos keliu, kurios eina bendradarbiavimo keliu. Mes siekiame taikos, bendradarbiavimo ir galimybių atvėrimo Lietuvai tam, kad mūsų šeimos, mūsų žmonės galėtų realizuoti savo kūrybinį talentą. Ir aš galiu pasidžiaugti, prezidentas prašo gerų dalykų ir aš galiu pasakyti, buvau Vievyje ir ką aš matau? Aš matau, kaip savivalda nuostabiai bendradarbiauja su seniūnija, matau seniūnę Vievio sėdinčią čia ir kaip bendruomenės jungtis, tas perpetuum mobile, kuris dirba dėl bendruomenės, vardan bendruomenės ir kartu su bendruomenė. Vievyje tokie nuostabūs kultūros namai, kuriame senjorai nemokamai šoka,
dainuoja, kalba su jaunimu, užleido jaunimui savo trečiojo amžiaus universiteto patalpas, jaunimas dabar ten gali vystyti savo veiklas, bet jie yra moterys šoka tokioj nuostabioj šiuolaikiškoj salėj, kurios Vilniuj nerasite. Tai reiškia, kad savivalda dirba vardan žmonių, kad yra kuriamos salės, kuriamos galimybės tam, kad žmonės galėtų puoselėti kultūrą, ne karą, ne kažkokius destrukciją, kad tai yra vardan žmonių, dėl to, kad Vievyje žmonės turėtų kultūros centrą, biblioteka nuostabi, kultūros centro vadovė nuostabi, parodos, knygos, tai yra juk pažangos pagrindas. Ir tai yra Vievis. Ir aš bendrauju su žmonėm ir tie žmonės tokios gilios kultūros ir tokios gilios išminties ir tiek nori atiduoti tėvyniai savo išminties ir įžvalgų. Tiesiog vienybėje jėga. Ir aš didžiuojuosi savo kraštiečiais. Nors mano protėviai yra kilę iš Elektrėnų, bet Vievis, žemė, Lietuva, ta idėja Lietuvos yra daug stipresnė, jis sėdi tiesiog kiekvieno iš mūsų kraujyje. Būkime išmintingi, būkime vieningi. Kurkime, darykime racionalius sprendimus, mąstykime. Ir aš žiūriu į prezidento komandą ir sakau, prieš jūs yra didelis uždavinys, nepaveskite Lietuvos. Didelis ačiū Jo ekscelencijai Respublikai prezidentui ir pirmai poniai už įžvalgas ir pasidalytus įspūdžius, ką jie pamatė šiandieną. Na ir dabar atėjo laikas, kada jūs galite pakelti ranką ir užduoti klausimą mūsų gerbėmiems svečiams. Pirmoji ranka Danas Dambrauskas. Labas vakaras. Pirmoji ponė. Jūs, kaip sakėte, aš atsižvelgsiu ir mano klausimai susidės iš pozityvo ir blogų sprendimų. Tai, kad suprasti, kaip mes bendruomenė Elektrėnuose gyvenam, mes turime tokius kelis, garsiai nuskambėjusius dalykus. Blogas dalykas tai, kad Elektrėnų savivaldybė pardavė 2 didelius sklypus su pakrantė, kurioje yra valstybinis reikšmės miškas, ką draudžia konstitucija, tai yra pažeista konstitucija. Čia blogas dalykas, kad jokia institucija nesureagavo ir pirkėjas atsirado, jis nupirko tą objektą. Geras sprendimas, kad yra toks 1000 elektrėniečių, kur mes susibūrėme į grupę, tuos dalykus pastebėjome, viešiname, pastebėjo ir žiniasklaida ir susidomėjo prokuratūra ir ši byla atsidūrė teisme. Vėl blogas dalykas, kad teisme neapginta konstitucija, reiškia neatstatytas status quo, o yra kažkoks padarytas susitarimas ir mes tų sklypų kaip visuomenė ir to valstybinės miško neatgausime, o bus kažkoks tai ten kvazi susitarimas. Tai va, tai norėjau prezidento atkreipdėmės, kad yra toks dalykas, kaip pažeista konstitucija ir labai blogas dalykas, kai yra bandoma susitarti, kažkokiais tai argumentais ir panašiai. Dar vienas blogas dalykas, kad tie, kurie visą tai viešina, sulaukia iš mero ir mero patarėjo skundo į policiją. Policija atsisakė vykdyti tyrimą, tai buvo dėl humoristinio memo, kuriuo pasidalinau aš. Ir man prokuratūra man iškėlė baudžiamą bylą už tą memą politinį. Ir uždėjo apribojimą išvykti. Po 2 dienų atvyko pas mane į namus ir dėl memo
bus klausimas. Ir dėl memo padarė kratą pas mane namuose. Gerbiamas Danai Dabrauskai, tai čia nėra renginys jūsų vieno, jūs suformuluokite klausimą. Aš merė suprantu, kad jums nemalonu ir kad aš matau, kad valdininkai čia susirinkę daugumą, aš prašau paklausyti. Aš atstovauju 9000 narių elektrienų, 1000 elektriniečių. Elektrėnų savivaldybėje gyvena 22. Nesat jūs vieni. Ačiū, kad atėjot ir pagerbėt prezidentą ir aš skyriau laiko ir atėjau ir noriu išsakyti savo. Pas mane namuose atliko kratą. Ir pas mane gyvena 4 vaikai ir gyvena mano mama. Visuomenė pasipiktino, žiniasklaida pasipiktino, buvo daug klaidų, po 2 dienų tie patys prokurorai pas mane vėl atvyko namo, dėl tos memo padarė antrą kratą. Ir surinko vėl visus daiktus. Vėl buvo žiniasklaidos pasipiktinimas, kai buvo laida, kur buvo lyginama. Klausimą, galima užduoti ar ne? Bus klausimas. Kad jeigu prezidentas kreiptųsi dėl kiekvieno memo, kurie yra, tai būtų Gerbiama, padėjėjai, prašau paimti mikrofoną ir bandysim atsakinėti, nes mes negalim leisti, kad pusę valandos truktų vieno klausimo uždavimas. Paprastai, čia yra svarbus dalykai, konstitucija ir ta byla nutraukta, net nepasiektų ir mano vaikai po pusę metų atgavo daiktą. Klausimas toks prezidentui, kadangi prokurorė yra vieno iš politikų kaimynė, o orderį išdavusi daryti kratą dėl memo pas mane namuose yra buvusi prokurorė, kas dabar dirba darbovietėje ir yra paskirta jūsų prezidentė. Tai mano klausimas toks, kad jūs visus šitus dalykus žinotų. Tai aš dar turėčiau vieną, bet aš jau netęsiu. Tai aš labai norėčiau išgirsti atsakymą iš paties mero. Atsakymai slypi pačiame klausime. Tai pats pareiškėjas ir yra pasakęs, kad jisai kreipėsi į teisėsaugos institucijas, bet iš teisėsaugos institucijų negavo teigiamo atsakymo. Tai atsakymas tame ir yra. Mes gyvename teisiniai valstybei. Jeigu manai, kad tavo teisės yra pažeistos, kreipkis į teisėsaugą. Jeigu teisėsauga ten dirba kvalifikuoti darbuotojai, reikia jais pasitikėti. Jeigu jie mano, kad savivalda, ar meras, ar kažkoks kitas pareigūnas pažeidė teises, jie bus nubausti. Jeigu tokių išvadų nepadaro, jie nebus nubausti. Tai šiuo atveju nei savivalda, nei meras niekas nėra nubaustas. Tokie yra galutiniai sprendimai. Ir daugiau neturiu ką ir komentuoti. Ar čia tik tai pirmos instancijos teismo sprendimas, ar jau buvo ir apeliacija, kurią jūs pateikėte? Jeigu sprendžiant dėl parduoto valstybinio miško, kas man asmeniškai, tai mano ten, kaip pasakyti, mano būtų toks jūsų atkreipimą dėmesį, kad teisėsaugos pareigūnai valstybės vardu naudojo neproporcionalią jėgą, akivaizdu, tai yra politiniai motyvai, vien dėl to, kad aš neviešinčiau tokių dalykų kaip tos valstybinio miško pardavimo. O dabar valstybinio miško pardavimą gina prokurorai viešai interesą. Bet gynyba baigėsi taip, kad jie kažkokį surado sprendimą ir tas konstitucija yra pažeista ir liko, o jie ir liko su tuos laiku. Ir meras tikrai žino tą situaciją, viską iki smulkmenų. Gali prezidento teisės patarėjas. Tai matot, prezidentui, ką ir pasakė prezidentas, vien tik tai iš klausos dabar pasakyti, jūs teisus ar kas nors kitas teisus neįmanoma yra. Tai būtų gerai, kad jūs tos dokumentus, jeigu dabar turite, duotumėt dabar, jeigu ne, atsiųstumėt vėliau. Nes vien tik tai, ką jūs sakote, ne, kad darė kratas, jos yra neteisėtos ir prokuroras priėmė tokius sprendimus, tai klausimas, ar jūs skundėte, kokius priėmė sprendimus, nes galima skųsti aukštesniam prokurorui, vėliau teismui. Dabar, kad byla jau nutraukta. Ne, bet pati krata, ar buvo kratas ir nutraukė bylą, grąžino daiktus, net ir nepatikrino. Tai čia vienas epizodas yra, kitas dalykas yra, ką jūs kalbate apie pardavimą žemės. Tai matot, jeigu teismas tvirtino, tai dabar kvestionuoti, ar teismas nematė konstitucijos nuostatų, vėlgi prezidentas negali kvestionuoti teismo sprendimą. Labai keisto, bet parduoti, suprantat, valstybinės reikšmės miškas yra konstitucijos pažeidimas, pardavimas, taip?
Ir tai yra status quo, to negalima daryti. Jokia institucija, kuri leido tokį pardavimą, nebuvo net patikrinimo, nei NŽT, nei savivaldybė, kaip patirdavė. O dabar, kadangi iškilo į viešumą, tai prokuratūra privalėjo. Bet jūs kreipėtės į prokuratūrą dėl viešo interesų? Prokuratūra teisme surado susitarimą, bet aš noriu informuoti, kad vis tiek konstitucija neleidžia planuoti valstybinės reikšmės miškų. Prezidentė, esu Aivaras Kuniauskas, mokinuosi mūsų Grėsmės gimnazijoje ir esu jaunasis šaulys, kalbama ne apie tematę, aš jau pagarbą atidaviau ir esu dar ir NATO jaunimo ambasadorius. Taigi turiu jums klausimą ir jisai skamba taip. Kaip jūsų nuomonė reikėtų labiau įtraukti dabartinį jaunimą į visuomeninės ir patriotiškesnės veiklas, nes atsižvelgiant, mūsų jaunimas dabar tikrai nėra toks kaip ir patriotiškas, todėl mums yra vedamos tos pamokos mokyklose 9-10, bet nelabai jūs kartuodama nuomonė. Tai noriu jūsų atsakymų, tai kaip tai reikėtų išspręsti. Ačiū už tikrai labai svarbu, bet nelengvai atsakomą klausimą. Aš pats dažnai mąstau apie tai, kaip padaryti tą patriotinį auklėjimą, kad jis tikrai jaunimą sudomintų, net virkščiai atgrasytų. Nes padaryti kažką nuobodaus, negyvo, formalaus yra lengva, bet tai nėra tas kelias, kuriuo turėtume eiti. Aš pats labai noriai savo regioninių vizitų metu, šį kartą Elektrėnuose to nepadariau, bet dalyvauju pilietiškumo pamokose mokyklose. Ir kalbuosiu su jaunimu labai atvirai ir tiesą sakant, be jokio patoso, be jokių užkeikimų, kaip reikia mylėti tėvynę. Tėvynę reikia mylėti, bet prie to reikia prieiti labai natūraliai, nes tai yra kiekvieno mūsų kraujyje ir Diana labai gerai pasakė apie tai. Todėl manau, kad tos pilietiškumo pamokos jau geriau tada nedaryti jokios pamokos, negu daryti negyvą, tuščią, formalizuotą pamoką. Todėl siekiant, kad jaunimas tikrai atkreiptų dėmesį į tuos svarbius dalykus, į tą kraštą, kuriame gyvena, į visą savo ateitį, kurią sieja su kraštu. Geriausia tai daryti per žmonės, kurie patys savo gyvenimo, savo darbo yra tikrai nuveikę kur kas daugiau ir prisidėję prie tėvynės klestėjimo įvairiomis formomis. Tai gali būti sportininkai, tai gali būti politikai, tai gali būti ekonomistai ar kitokių profesijų atstovai. Tai yra vienas kelias. Antras kelias, aš manau, kad kuo anksčiau mūsų jaunimas susipažins su tuo, kaip veikia mūsų kariuomenė, kaip veikia mūsų poligonai, kaip veikia mūsų kitos karinės bazės, Rukla, Pabradė, kaip atrodo mūsų sąjungininkai, kokia ten yra karinė technika, kaip vykdomos pratybos. Tai tikrai tai galima padaryti, nenusižengiant valstybės paslapčiai, supažindinant tiesiog su kariuomenės veikla ir tiesiog parodant, kad šitoje valstybėje yra daug daroma, kad mūsų karinė galia stiprėtų ir kad mes kartu su sąjungininkais būtume pajėgus atremti bet kokį ir bet kokio priešo antpuolį. Tai čia yra turbūt kelias - švietimas, nuoširdus pokalbis, bet jokių būdų nediskreditavimas to patriotiškumo ugdymo per kažkokį negyvą patosą ar kažkokius dalykus, kurie aš puikiai suprantu, kaip jaunimui tai turi būti atgrasu, kai ateina ten kažkoks iš katedros ir pradeda šnekėti dalykus, kuriais pats netiki. Mes visi turime suprasti, kad mes esame informacinėme kare. Ir mūsų sąmonė, ir ypatingai jaunimo sąmonė, yra bombarduojama galybė informacijos, kuriai mes turėtume būti atsparus. Ir mūsų šeimose turėtų būti tas suvokimas, dėl ko mes gyvename ir ką mes giname. Ir supratimas ir gebėjimas atskirti, kas yra tiesa, kas yra melas ir kodėl tie žmonės, tie patys žmonės, kurie gyvena tarp mūsų, kalba dalykus ir bando suskaldyti mūsų vienybę arba išblaškyti mūsų pajėgas, nesprendžiant kažkokių tai reikalų. Tai va tam informaciniam lauke mes kiekvienas turime labai atidžiai pasižiūrėti, kas siekia, kokių tikslų ir dėl ko jų siekia. Dabar dėl karinių, va tada, kai mes stengiame sustiprinti savo gynybą, atsiranda milžiniškas spaudimas mūsų sąmonėje.
Koks tikslas to spaudimo yra? Kad mes patys pralaimėtume dar nepradėję ginti savo tėvynės, kad mes savo mintise būtume tokie silpni, tokie bejėgiai, kad net neverta ginklo pakelti, net neverta kažko daryti. Tai yra informacinis karas. Supraskime, kad mes esame šitam lauke ir saugokime mūsų visų vienybę, saugokime meilę tėvyniai. Palaikykime vienas kitą, palaikykime tą žmogų, kuris tikrai myli tėvynę. Kelkime tuos pavyzdžius ir čia labai norėtųsi prašyti žiniasklaidos pagalbos, kad iš tikrųjų viešoje erdvėje mes matytume kuo daugiau pavyzdžių. Nes jūs, pavyzdžiui, esate jaunuolis, kuris kalbate apie šiuolaikinį jaunimą, apie bendrinimus, bet jūs esate savo krašto gynėjas. Jūs esate tas herojus, kuris suvokia, kas vyksta pasaulyje, suvokia, kokioje šalyje jisai gyvena. Ir to visuomeninio, kodėl aš kalbu dabar? Nes aš esu visuomeniniai pozicijoje ir aš esu bandau būti tuo žmogumi, kuris žiūri visas problemas iš visuomeninio poreikio taško. Mums reikia būti vieningiam, mums reikia būti išmintingiam, mums reikia išmokti atskirti melą ir tiesą, gebėti apginti tai, kas tikrai vertinga ir teisinga, ir jungtis savo tiksluose, savo darbuose, savo siekiuose, jungtis dėl to, kad mes visi sustiprėtume. Nes Lietuva yra toks kraštas, kuriuo mes visame pasaulyje didžiuojamės. Mes atsistojame, stovime šalia galingiausių valstybių vadovų ir mes didžiuojamės Lietuvą. Bet mes didžiuojamės tais pasiekimais, tuo kūrybiniu potencialu, tuo jaunimu, tokiu jaunimu, kuris, kaip jūs, kuris užduoda esminius klausimus ir ieško atsakymą į tikrai labai svarbų strateginį klausimą. Ir aš tikiu, kad bendruomeniai, jūs sėdite, aš matau jūsų akis, aš matau jūsų reakciją. Mes sėdime visi suprasdami pavojus. Bet linkiu, kad mes toliau dirbtume visi vardan vienybės ir vardan reikšmingų dalykų. Ir aš labai didžiuojuosi jaunimu, kuris kelia tokius klausimus ir kuris tikrai supranta, kas šiuo momentu yra svarbu, ypač jaunam žmogui. Labą dieną, gerbiamas prezidentė, Rimantas Baravykas, tarybos narys. Jūs labai teisingai pasakėte, kad Elektrėnai dabar su elektrinė yra viena iš strateginių objektų. Elektrėnai iš principo gimė kaip elektros miestas, iš Vario laidų, kaip dainoj. Bet dabar klausimas būtų toksai. Mes šiandieną matome, kad elektrinė labiau gal terminais sakant ant atsarginių solelių. Kaip jūs matytumėt Elektrėnus vandenilio perspektyvoje, atsinaujinančios energijos perspektyvoje? Ar matote kažkokią viziją šitoje vietoje? O dainuojate dar tą dainą? Šviečia naktį, šviečia diena, šviečia naktį, šviečia diena, Elektrėnų žiburiai. Šviečia naktį, šviečia diena, šviečia naktį, šviečia diena, Elektrėnų žiburiai. tą klausimą šiandien mes šiek tiek trumpai palėtėme ir bendraudami su vadovais elektrinės ir Igničio. Yra toks planas, yra vandenilio planas, gamybos planas. Iš tikrųjų, mano pirmas klausimas apsilankius elektriniai buvo: o Dieve mano, kiek pastatų ir daugelis iš jų tušti, ką čia su jais daryti reikės? Šiuo metu apie 400 darbuotojų dirba, ar ne? Vienu metu dirba 1500. Tai be abejo, kad tai yra ženklus pokytis ir kad, kaip jūs gražiai išsireiškėte, taip šiuo metu elektrinė sėdi ant atsarginių suolelio, bet čia nėra visai atsarginių suolelis, sakyčiau taip. Ant atsarginio suolelio, bet kada pasirengęs išbėgti į aikštę. Ir aš manau, kad vandenilio gamybos planas iš tikrųjų galėtų būti realistiškas, ypač siejant su Achemos gamykla, kuri čia maždaug turbūt koks 30 km nuo Elektrėnų.
Ir kad šitoks planas yra svarstomas, tikrai negaliu pasakyti, kad jis jau yra ant stalo ir bus įgyvendinamas, bet tikrai reikia kažkaip prasmingai panaudoti tą potencialą, kuris čia yra ir kuris galėtų būti panaudotas, žvelgiant iš įvairių pusių, ne tik tai iš statybinės infrastruktūros pusės, ploto, bet taip pat ir iš specialistų pusės. Ir žinau, kad Ignitis turi planų apskritai populiarinti energetiko profesiją, įskaitant ir energetikų kvalifikacijų įgyjimą ne tik tai aukštosiose mokyklose, bet ir profesinės technikos mokyklose, taip kad specialistų neturėtų pritrūkti. Manau, kad realus planas ir kad jis gali būti įgyvendintas. Truputis istorijos, gal pametu, 2017 metai Laisvės sala Kaune, tai tiksliau Nemuno sala, Laisvės piknikas, paviljonas idėjos Lietuvą. Aš, tas neįgalus, prie kurio jūs prisėdote, ar sakėte, ar įmanoma mano neįgalę vežimą užturbinti. Be kitų šnekų mes kalbėjom apie tai, norėjau užduoti Miliūtei vedančiai klausimą, ar tokiai valstybei kas nors nori mokėti mokesčių. Tai mano dabar klausimas, kad Lietuva taptų teisinė valstybė, ar būtinai reikia pilietinio karo? Čia aš turiu skundą, kuris parodo, kad mūsų valstybė nėra teisinė. Ir čia Danas Dambrauskas, jeigu jūs galvoja, kad teismuose nėra korupcijos, tai jūs labai klystat. 25 bylos vien tik tai nuo 2022 metų. 50 teisminių procesų visos instancijos. Įrodymai pačiose bylose, kokia korupcija ir kas organizavęs. Mūsų patilėbiškė. Mūsų buvęs meras, dabartinis meras, buvęs Seimo nariai, dabartinis Seimo narys. Tai yra vienos gaujos dalykai. Ir čia yra įrodymai. Aš norėčiau iš jūsų autografą gauti, skundas jums asmeniškai, man pasirašysit antras egzempliorius su įrodymais jums. O jūs paskui nepanaudosit tik tam? Mes paimsim jūsų dokumentus, Andriau, paimti dokumentus, gerai. Ekscelencija, pirmoji ponė, labai maloniai matyti. Pas mus savivaldybėje, turbūt kaip ir visoje Lietuvoje, yra gimstamumo problema, jis yra mažėjantis. Ir kaip jūs manote, kokių dar reikėtų imtis veiksmų nacionalinių lygmenių, kaip galėtų savivalda prisidėti prie gimstamumo gerinimo? Daug sprendimų mes esame ne tik tai svarstę, bet kai kuriuos iš jų ir įgyvendinę ir ypatingai atkreipčiau dėmesį 2020 metais įteisinome vadinamosius vidaus sandorius, kurie leidžia savivaldybėms teikti viešasias paslaugas ir tame tarpe ir tokias kaip baseino paslaugos ir panašios, kurios yra tiesiogiai žmonėms. Nes buvome metu susiformavusi labai ydinga praktika Lietuvoje, kuomet eina kalba apie žmonių sveikatinimą ar kažkokias kitokias panašias paslaugas arba tam tikrų objektų, kurie tom paslaugom yra skirti statyba, privataus intereso nėra, nesu lempa ieškok. Kai tik tai savivaldybė pastato kažką, tai žiūrėk, jau čia pat prisistato privatus interesas ir sako, kad jisai gali visą tai perimti, teikti ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra labai negeras precedentas, kurį mes pamatėme dar Palangos baseino pavyzdyje, nes tai buvo pakankamai nuskambėjusi per visą Lietuvą istoriją. Apgynėme savivaldybę, buvo priimti reikalingi įstatymų pokyčiai ir dabar savivaldybė gali jaustis daugiau ar mažiau saugi, diskutuodama su konkurencijos taryba, ar čia nėra kažkoks tai konkurencijos teisės pažeidimas. Jeigu tai yra žmonėms, jeigu tai yra viešoji paslauga, savivaldybė turi teisę atlikti tokias paslaugas. Labas vakaras visiems, Irena mano vardas, esu prezidento patarėja. Iš tikrųjų labai svarbu ir nacionaliniai sprendimai. Tai ką prezidentas tikrai pirmiausia padarė ir mūsų galva tai yra itin svarbu, tai yra rodyti šeimoms pagarbą. Ir yra pakeistas ir valstybės apdovanojimų įstatymas.
Ir kasmet nuo prezidento kadencijos pradžios mes apdovanojam ne tik mamas, bet ir tėčius, nes šventai tikime, kad ir vieni, ir kiti nusipelno didžiausios valstybės pagarbos. Šiuo metu ant stalo Seime yra labai svarbus įstatymas dėl papildomo neapmokestinamo pajamų dydžio tiems, kurie augina vaikus, kurie dirba ir pagal darbo sutartį, ir dirba savarankiškai. Mes sieksime, kad, ir matome tą pozityvų tokį žiūrėjimą vyriausybės, kad vis tik tais reikia šeimoms dar ir ekonominių, finansinių paskatų. Vienos sidabrinės kulkos nėra, turim daryti labai daug dalykų kompleksiškai, kurie tikėtis, kad jie ateityje duos. Mėlyje, aš matau dar keletą rankų ir turiu pasakyti, kad susirinkimo laikas jau baigėsi. Prieš tai kėlė ranką ponia ir garbės pilietis Viktoras Mekas. Prezidentui leidus tiem dviem žmonėm dar leisim užduoti klausimus ir atsiprašysim kitų, nes laikas jau pasibaigė faktiškai. Pas mus labai malonus svečias, bet man labai malonu, kad svečiui turėjo elektrinį ką parodyti. Ir naujieji energetikai pratęsė turbūt tuos darbus, kuriuos, čia kažkaip iš senų nelabai daug yra. Daugiau naujausias problemas sprendžia. Reiškia, elektrinė prasitęsė, įvykdo savo funkcijas. Labai smagu, kad energetika Lietuvoje labai gražiai vystosi, vis tik tai, reiškia, jau yra tokių dienų, kada energijos poreikį, paros energijos poreikį padengia atsinaujinanti energija, tai yra vėjas ir saulė. Labai teisingai užkreipė, tai yra, kas man labai rūpi. Prezidentas pasakė, reiškia, apie vandenilį. Vandenilis vis tik tai trupučiuką yra užmirštas pasaulyje. Neypatingai, bet, reiškia, visuose kampuose yra sprendžiama, kodėl šiandien vėjo nėra ir mums trūksta 1000 megavatų. Reiškia, beveik visą dieną. Ir ne tik šiandien, bet ir anksčiau buvo. Bus vėjas, bus energija, nėra kur jos sandėliuoti. Reiškia, vienintelis būdas yra šiai dienai beveik. Reiškia, yra tik tai vandenilis. Tai prezidentui labai ačiū, kad, reiškia, šitą idėją palaikot. Dabar dar labai smagu, reiškia, nesmagu, kada yra sutrikimai tiekime, energetikoje. Žinote, paskutinė istorija prie Suomijos, reiškia, kur buvo, tas atsiliepė ir svetima nelaimė, bet mums tai gražu, kad, reiškia, jau beveik visą mėnesį dirba 9. blokas, kuris, reiškia, stovėdavo. Jis atiduoda tai, dėl ko jis buvo išlaikomas, dėl ko jis dirbo ir dėl ko buvo pastatytas. Dabar nežinau, ar elektrinėje išdavė ir ne paslaptį. Reiškia, mes išeidami palikom užkastą lobį. Kurioje vietoje? Yra už 9. bloko. Yra paruošta vieta pastatyti 10, bet yra prezidentas jau sakė, kad reikia statyti naują elektrinę Pabaltijai. Bet prieš tai dar smagiau būtų galima pastatyti šitą 10. bloką, kadangi yra skirstykla, kurios nereikia statyti, yra dujos, yra visas aušinimo vanduo, yra ežeras, kuris dabar neišnaudojamas tiem reikalam, dėl kurių buvo statytas.
Tai reiškia, visi šitie dalykai yra ir reikalingas tik tai pats agregatas. Tai jis, reiškia, turėtų būti pigus. Bet čia aš labai atsiprašau ypatingai svečių, savų irgi, gal aš ne viską arba daug ko nežinau ir visi tie klausimai yra žinomi ir sprendžiami, kadangi žmonės šiandien dirba ir, reiškia, sprendžia. Tai dar labai ačiū už aplankymą, ačiū už energetikos pavyzdimą. Tai noriu pasakyti tiek, kad reiškia vis tik tai energetikų reikėjo ir reikės. Ir trupučiuką keista, kada šiandien pasigirsta taip, kad Elektrėnai toks puikus miestas. Tam reikėjo prie jo pastatyti elektrinę. Ačiū labai. Tuo metu, kai jūs pasakėte apie lobį, jau čia kai kas buvo pasirengęs pro duris bėgti. Bet paskui, kai pasakėt, kad čia 10 agregatui, tai šiek tiek atodusis nuvilnijo. Šiaip tai 10 turbūt korpusas būtų reikalingas nebent 7-8 pakeisti, nes šiaip tai gamyba pati, ji nėra konkurencinga, kadangi iš gamtinių dujų generuota elektros energija. Turbūt šitas generavimo būdas jau pralaimi atsinaujinantiem energetikos ištekliams, bet kaip minėjome, kaip tam tikras papildomas pajėgumų sukūrimas tada, kai atsinaujinanti energetika negali pateisinti lūkesčių, arba, pavyzdžiui, vėjas nurimsta, saulė nešviečia ir taip toliau, arba vykstant kažkokiem tinkle sutrikimams, be abejo, kad Elektrėnų vaidmuo čia labai svarbus. Bet matau, kad Ramūnas dar nori trumpai pakomentuoti. Tikrai pasistengsiu neužlaikyti, bet iš tikrųjų... Prisistatyk, Ramūnas. Taip, Ramūnas dirba infrastruktūros ir aplinkos grupės patarėjas, prezidento patarėjas. Aplinkos ir infrastruktūros AIG reiškia aukštas ir gražus. Keturios mergaitės. Vienas iš 4 narių. Bet esu atsakingas už tokius buitinius ūkinius klausimus, taip pat ir energetika ir aplinka, komunaliniai klausimai. Bet aš žiūriu jūsų Elektrėnų herbą ir iš tikrųjų šitas herbas yra labiausiai panašus į būtent sinchronizacijos simbolį, apie ką prezidentas kalbėjo. Tai sekmadienį vyks sinchronizacija, kuri leis dar labiau plėtoti atsinaujinančius ir vandenilis yra įmanomas ir atsiperkantis tik tuomet, kada mes turėsim tos atsinaujinančios energetikos perteklių. Ir čia būtent yra ta ateitis. O iš tikrųjų ta vieta Elektrėnuose jūsų paminėta tikrai galėtų būti išnaudota, kuriant tokias efektyvesnės dujinės elektrinės, mažesnio galingumo, bet jas planuojama irgi per visas Baltijos valstybės, tam, kad iš tikrųjų mūsų palaikytų sistemą stabilę ir taip pat užtikrintų, tiksliau sumažintų tuos dabar pikus. Jūs matote, jeigu valandomis, kai kada labai brangi elektra yra, kai kada reiškia nusistovi žemesnė. Tai tam, kad neužbrangtų taip stipriai ta elektra, būtent tokios efektyvesnės greito veikimo elektrinės ir dujinės galėtų būti naudojamos. O iš tikrųjų šiandien dar yra tokia graži, gal proga šiomis dienomis tiksliau, kad yra pasiektas saulės elektrinių instaliuota visa galia 2 gigavatai. Tai prezidento nuolatinis dėmesys atsinaujinančiai energetikai tikrai duoda rezultatą ir tikrai turim jau pakankamai didelius pajėgumus atsinaujinančių. Tai ačiū. Labas vakaras, Dalia Šlekienė. Norėčiau pasidžiaugti, kad Lietuva gražėja, Lietuva stiprėja, bet aišku yra ir problemų. Šiandien norėčiau paliesti laikinų darbingumo lygio nustatymą. Keitėsi nuo 2024 metų sausio 1 dienos visa tvarka. Savokos ir tvarka, dalyvumo dabar lygis yra, kad aš kalbėsiu senomis savokomis. Sakykit, dabar pagal šį įstatymą gaunasi tokie paradoksai, kad žmogus turėjęs 12 metų negalę, turėjęs 4 galvos operacijas, neturintis galvos kaušo, o dar tik tai ir plaukai.
ir staiga jisai po 12 metų pasidaro darbingas. Kažkas tai ne taip su tuo įstatymu yra. Tikrai reikėtų jį pasižiūrėti ir įvertinti visas tas situacijas. Ir dabar antras klausimas toksai biški linksmumui, visai tampai nuimti. Sakykit, dabar atsidarau svetainės ir manęs klausia patvirtinimo, kad aš nesu robotas. Kodėl aš turiu tvirtinti, kas aš nesu? Gal būtų galima tvirtinti, kas aš esu, kad aš esu tik žmogus? Aš tai visada patvirtinu, kad esu robotas. Irina, pirmą klausimą. Ačiū labai. Ačiū labai už klausimą. Tikrai opus klausimas ir jisai atsivėrė dabar po reformos. Mes kalbame su ministerija ir socialinės apsaugos ir darbo ir turime pažadą, kad bus peržiūrėta šita tvarka, nes tikrai reikia pasižiūrėti tos kriterijus, nes vietomis jie tikrai netitinka žmonių realios padėties. Ir tikimės, kad bus tas padaryta ir seksim šitą klausimą. Tikrai jis yra šiandien ant vyriausybės stalo, o mes jį prižiūrim ir spausim, kad tas įvyktų. Ačiū, kad atėjote susitikti su mūsų gerbiamais svečiais. Ačiū gerbiamam ekscelencijai, prezidentui Gitanui Nausėdai, pirmai poniai Dianai Nausėdienei. Jeigu kažkokia konfliktinė situacija, tai išjungti pagrindinį. Ne. Jis yra žmonės. Būna, aš neįsivaizduosiu mikrofoną, aš kalbėsiu taip.